Ugniau, tai sakyk, kokiegi akcentai buvo sudėlioti iš trenerių jums kaip komandai ir kaip sekėsi vykdyti tą visą planą? Treneriai visada pažymi, kad mūsų komandos didelis pliusas yra entuziazmas, greitis, kojos ir toks ir buvo tikslas žaisti greitai, su rituliu eiti kuo greičiau į priekį, neužsižaisti savo zonų ir labai daug dėmesio skiriam daugumos išpildymui, ką ir pavyko padaryti pirmam kėliny. Sakyk, ar pati Kazachstano rinktinė nustebino šiandienos rungtynėse, nes visgi praeitais metais jie žaidė elitiniam divizionui? Jo, 5 metus jau iš eilės ten žaidė, tai iš tikrųjų nenustebino. Mes žinom, kur mes atvažiavom, žinom, kaip mums reikia žaisti ir 2 kėlinius puikiai rodėm savo žaidimą, tą, ką turim žaisti ir jeigu žaisim taip toliau, tai galim nuveikti gražių dalykų. Taip, palinkėsiu sėkmės. Ačiū.